Labadiena, gerbiami BTV televizijos sporto aistruoliai, galiūnų sporto gerbėjai. Sveiki atvykę į Kauną, kuris beprotiškų tempų gražėja, jaukėja, puošiasi. Na ir išskėstom rankom laukia atvykstančių galiūnų. Taip, tarptautinės galiūnų varžybos pasaulio taurė 2020 sveikina jūs. Varžybos keliančios nemenką ažiotažą, nes svarbiausia yra tai, kad mes matome jau varžovus iš užsienio ir beje pajėgius varžovus iš užsienio. Aišku, pamatysime ir mūsų lietuvių, bet svarbiausia, kad jėgas demonstruos ne tik stipriausių planetos žmogumi tituluojamas Žydrūnas Savickas, bet ir Latvijos stipriausi, viso pasaulio stipriausi galiūnai. Na, bet apie viską nuo pradžių. Mūsų studijoje man didelė garbė ir aš žinau, kad jums labai patinka tos laidos, kai jas komentuoja Žydrūnas. Su mumis stipriausias planetos žmogus Žydrūnas Savickas. Sveiki, Žydrūnai. Sveiki. Ažiotažas iš tikrųjų didžiulis, nes atrodo, anksčiau įprastos varžybos, dabar jos atrodo jau nebepaprastos, nes matome nemažai žmonių iš užsienio. Kaip pavyko ir šių varžybų prieš istoriją? Pasaulio taurė vyko praėjusiais metais Kaune, jos laimėtojas buvo Aivaras Šmaukštelis. Praeitais metais buvo tikrai daug šalių, šiais metais šiek tiek buvo sunkiau, nes yra įvairūs apribojimai, netgi Europos čempionate dalyvavo tik 3 šalis, o pasaulio taurėje matome sportininkus iš 5 valstybių, 5 Lietuvos galiūnus matome ir 5 užsienio sportininkus. Aišku, pagrindiniai varžovai bus tikriausiai Islandijos sportininkas Eitoras, kuris laimėjo visas šio sezono varžybas Islandijoje, ir aišku Aivaras Šmaukštelis, kuris nepatyrė pralaimėjo šiais metais dar. Taip, startuoja, kaip ir sakiau, stipriausi Lietuvos galiūnai ir, kaip sakė Žydrūnas, atletai iš Islandijos, Norvegijos, Latvijos, Kanados ir netgi Kipro. O štai Žydrūnas Savickas, stipriausių planetos žmogumi ne vienerius metus vadinamas, daugkartinis čempionas. Mes taip pat turime ir jau matėte savo ekranuose daugkartinį šalies įvairių rungčių čempioną Mantą Lalą, taip? Taip, Mantas Lalas debiutuoja pasaulio taurėje. Taip, ir pati pirmoji rungtis, pradedam nuo rasto kėlimo, gan neįprasta jūs matyti pirmąjį. Taip, pirma rungtis yra pagal burtus ir burtas man teko numeris 1, kas iš tikrųjų nebūna retai. Dažnai, bet šį kartą teko jau pirmam kelti, nežinojau, ką varžovai galės padaryti, tai iš tikrųjų truputį sudėtinga situacija. Bet mes šiandien esam nusitaikę, aišku, kaip visada laukiam pergalės, bet žiūrim, tikrai yra pajėgus varžovas iš Islandijos, taip, tai yra Eithnehoras Ingolsonas Melcedas, trumpai apie jį, kasgi čia tas grėsmingasis Islandas? Na, jisai šiais metais Islandijoje laimėjo visas varžybas, tikrai labai pajėgus, nes Islandijos galiūnai yra laimėję daugiausia pasaulio čempionatų galiūnų istorijoje, tikrai viena iš stipriausių nacijų ir laimėti Islandijoje nėra lengva. Taip, ir kitas yra pretendentas nusitaikęs, tai yra Aivaras Šmaukštelis, kuris praeitais metais, kuriuose dalyvavo Brusokas su Blekaičiu, dominavo, visiškai dominavo ir net 13 taškų aplenkė savo artimiausią persekiotoją amerikietį, Bobby Thompsoną, jeigu neklystu, tada lietuviai Brusokas, Martynas ir Vidas Blekaitis surinko mažiau taškų, 3-4 vieta. Tai Šmaukštelis čia jaučiasi kaip namie. Taip, iš tikrųjų sportininkas nuo 2017 metų Lietuvoje nėra pralaimėjęs varžybų, o šiais metais ir pasaulio arenoje nepralaimėjo nei vienų varžybų. Oha, tai kompanija tikrai rimta, o čia tas Islandas, labai įdomu bus jį apžiūrėti, pasižiūrėti, kaip jiems seksis pačioje pirmoje rungtyje. Kuo jūs paaiškinat, kad Islandai tokia yra stipri tauta? Na, vikingų palikuonis, galbūt atšiaurio sąlygos užgrūdino ir stiprus yra genai. Aišku, dar tas yra įtakojama, kad labai populiarus jėgos sportas buvo visada ir kada yra į ką lygiuotis, o Islandija visada turėjo labai stiprių pasaulinių mastų sportininkų, tai jaunimas eina sportuoti ir iš didelio kiekio užauga galiūnų, nors pati Islandija mažytė šalis, lyginant su kitomis šalimis. Bet žiūrėkit, mes kažko panašus, Lietuva mažytė stiprėja garsiausiais pasaulio galiūnais, Islandai irgi. Ar nereikėtų padaryti tokio tarpvalstybinio mačo?
Būtų įdomu, aišku, Islandija, Lietuva tikrai būtų puikus mačas ir galbūt vieną dieną toks įvyks. Na, būtų tikrai įdomu, o Islandų rezultatas 5 kartai, lyginant su Žydrūno 8 kartais, tai yra kuklus rezultatas. Aš taip įsivaizduoju, jums pačiam irgi buvo nelengva pirmam, nežinai, anksčiau tai aišku, ar ne? Daugiausiai kas nors 6 arba 7 kartus, aš turiu 8, o čia pats pirmas. Na, aišku, treniruotė aš kėliau 9 kartus, kažkaip norėjau daugiau iškelti, bet pirmam einant vis tiek yra toks truputį jaudulys ir kažkaip vis tik tai tas tikslas, kurį buvau nusistatęs, nepakėliau. Tai 8 dar nėra garantuota, reikia žiūrėti, kaip kels Aivar Šmaukštelis ir Didis Zarinč, kurie prieš savaitę vykusiose Savickas Classic varžybose Panevėžy, keldami 140 kg, abu iškėlė po 8 kartus, tai vat, reikia juo žiūrėti. Na, žiūrėkime ir Šmaukštelio laikas toksai labai neblogas ir tempą jisai tokį gerą pagavęs. Panašu, kad artėja prie mūsų Žydrūno Savicko rezultato. 6 kartai, na štai, galų gale reikia jau ir atsikvėpti. Pasižiūrėsime, kaip jam seksis. Beje, aš kaip O kaip gali šitą dalyką paaiškinti, kai ėjo toks geras ritmas, toks geras tempas, taip ir laikė spėjo, o vėliau pajunta, kad jau jėgų nebėra. Išsimušė iš ritmo? Matomai, kadangi sportininkas norėjo pailsėti, reiškia, jėgos baigės, užsimest svorį ant krūtinės dar užteko jėgų. Bet kartais pajauti, kad užsimetus nėra jėgų išspausti svorį. O kaip su tuo pasilsėjimu? Jūs jau šitoj rungty po kelinto, kaip čia pasakyti, stengiatės atsikvėpti? Tai aš jau nebandau atsikvėpti, vis tik tai reikia dirbti visą minutę, tai taip ir stengiuosi daryti. Man buvo likę dar 5 sekundės, bet nesėkmingai rastas nukrito nuo čiužinių. Ir sugaišau truputį laiko, tai tą 9 kartą ir neiškėliau. Bet lygiai tas pats ir su lagaminais, naščiais, paimti ir vienu atsikvėpimu visada geriausiai. Taip, iš tikrųjų, poilsis labai nepriduoda. Kada jau labai didelis svoris būna, tada tas atsipūtimas kažkiek duoda. Bet čia reikia dirbti jau kiek galima iki galo. Bet klausykit, aš dabar taip žiūriu, Didis Zarinč, Šmaukštelis, Islandas, Savickas. Na, tokios varžybos, drįsčiau teigti, kad vienos svarbiausių Europoje. Dabar kažkaip Kaunui pavyko taip prisitraukti su Galiūnų federacijos pagalba? Šiais metais tai vienos didžiausių pasaulio varžybų, nes yra tik Europos pasaulio čempionatas ir pasaulio taurės varžybos. Tai tikrai iš 3 didžiausių šių metų varžybų vienos Kaune vyksta. Ar matėte šitą dramatišką Didžio Zarinč kėlimą? Žydrūnas 8 kartai ir Didis Zarinč panašu, kad sugebėjo, bet jau iš savęs ne tai, kad maksimum viską iš savęs išspaudė, taip, kad net ir sugebėjo nugriūti. Tai yra asmeninis Didžio Zarinč rekordas ir jis pats nesitikėjo, kad pasieks tokį rezultatą. Na, panašu į tai. Žiūrime, 2 sportininkai tai atėmė 1 tašką iš Žydrūno Didis Zarinč. Įdomu, kaip jis atrodys kitose rungtyse. Šmaukštelis 2, 3, Islandas 4. Kaip Blalas visai neblogai. Karolis Aleksandravičius kukliau ir Dainius Repšys, bet visiškai neiššovė užsieniečiai iš kitų šalių atvykę. Taip, iš tikrųjų, pirma rungtis vis tik 150 kg jau yra didelis svoris, tai ne visiems pavyksta ir įveikti nors vieną kartą. Beje, labai geras pastebėjimas žiūrovų gretų. Ilja Hjazov ten 5 kartus iškėlė, neapsirikite, bet mažesnį svorį. Ten taip galima buvo 150 ir 120. Taip, buvo galima pasirinkti ir 120. Tai sportininkai, kurie nerizikavo kelti 150, kėlė 120 kg. Bet ko gero nelabai pasiteisino tas dalykas. Na, Ilja Hjazov laimėjo 4 taškus, tai nėra taip blogai. Sportininkas iš Kipro po traumos dalyvavo pirmose varžybose, numetęs daug svorio, nes pernai metais svėrė sportininkas 200 kg netgi. Na, tai jis irgi savo užduotį sprendžia. Na, žiūrėkit, o čia žemaitis mūsų užsispyręs sporto žvaigždė Karolis Aleksandravičius. Svoris čia yra didelis, 300 kg. Lietuvos Galiūnų čempionatų finale buvo 280 kg, taigi čia toks jau rimtesnis svoris pasaulio taurėje. Tai Karolis šitoj rungtyje tikrai vienas iš stipriausių sportininkų, bet matome, kad
didesnis svoris jau netaip lengvai sekasi, kaip sekėsi Mažeikiuose. O sakykit, kas tai yra per klubas, į kurį įeina Karolis Aleksandravičius, Žydrūnas Savickas ir dar keli sportininkai, kuris vadinasi Viena tona? Tai yra klubas, toks neoficialus vadinamas, jėgos trikovės, 3 veiksmų suma, pritupimo, štangos spaudimo ir atkalimo nuo žemės. Bendra suma 1000 kg, tai kas peržengia 1000 kg patenka į tą klubą. Bet labai jau nedaug, kas tik tai ant rankų pirštų galima tokių suskaičiuoti, ar ne? Lietuvoje tikrai nedaug. Gerbiami žiūrovai, o mes padarykime trumpą pertraukėlę ir iš karto po jos grįšime į įspūdingą Galiūnų sporto šventę, kuri vyksta čia Kaune. Likit su BTV. Po trumpos pertraukėlės grįžtame į tarptautinės Galiūnų varžybas. Taip, jūs išgirdote teisingai, tarptautinės. Pavyko Galiūnų federacijai ir Kauno miestui vėl visus pakviesti į Pasaulio taurė 2020 varžybas. Viena svarbiausių pasaulyje varžybas, kurios kelia nemenką ažiotažą. O kodėlgi? Todėl, kad čia ir mūsų Žydrūnas Savickas dalyvauja, ir štai Islandas, Eidhoras Ingolsonas Mesteldas. Taip pat turime ir broliukus Latvius, Dizis Zarinš, kuris po pirmos rungties dalinasi 1-2 vietą su mūsų Žydrūnu Savicku. Taip pat Šmaukštelis, kuris praeitais metais tapo čempionu šiuose varžybose, ir dar visas būrys stipruolių. Tad intriga didžiulė, konkurencija taip pat didžiulė. Šiandien rungčių kiek bus, Žydrūnai? 7, 6? 6 rungtys bus šiandien. 6 rungtys ir aš dabar žiūriu, kokios tai yra rasto kėlimas, pritupimai burbulai, svarmens laikymas, estafetė, atkėlimai plus grandinių sukėlimas plus rasto kėlimas, padangų laikymas ir maišų mėtymas į aukštį, taip? Taip. Na, drįsčiau sakyti, kad rungtis tikrai reikalaujančios didelio fizinio pasiruošimo. Kokia jūsų būklė? Žinau, kad ruošiatės šiom varžybom ir kažkur užsiminėt, kad forma gera. Kaip jūsų ir kitų Galiūnų fizinis pasiruošimas ir forma? Na, mano forma gera. Lietuvos Galiūnų čempionato finale buvau pasiekęs, galima sakyti, geriausią formą, po to pailsėjau. Ir išlaikiau tą formą šiuose varžybose, tai tikiuosi, kad to pakaks. Dainius Repšys, jisaigi pirmose Lietuvos Galiūnų čempionato etapuose sublizgėjo kaip turi būti, vėliau tarsi kažkaip kukliai, ar nėra jam kokių ten bėdų? Na, vis tiek sugebėjo laimėti prieš Karolį Aleksandravičių, finale 2 vietą iškovot. Manau, kad sezonas yra tikrai geras, aišku, sunku išlaikyti visą sezoną geriausią sportinę formą. Bet Dainiui tai galima įrašyti šį sezoną kaip vieną iš geresnių, ar ne? Taip, tikrai laimėtas vienas etapas buvo, finale užimta 2 vieta, dalyvauta daug varžybų, tikrai geras sezonas. Gerai, o šias varžybas kaip paveikė tas koronavirusas? Vietoj 2 dienų, kai suprantu, viena, ar ne? Varžybos būtų vykę vis tiek vieną dieną. Bet aišku, būtume turėję galbūt didesnę geografiją, būtų 3 lietuviai, ne 5, tai būtų truputį daugiau buvo iš kitų šalių sportininkų, bet tai yra galimybė mūsų jaunimui sudalyvauti tokio rango varžybose, tai nėra to blogo, kas neišeitų gero. Taip, šios varžybos vyksta Daugirdo amfiteatre ir kaip su žiūrovais, ar buvo, žinau, kad gerbėjų tikrai Kaune yra Galiūnų sporto, ar buvo tų žiūrovų? Kadangi jau buvo čia tokie apribojimai gan griežti, tai 300 žiūrovų galėjo būti, tai 300 ir buvo. Na va, vis tik įtaką daro šiokia tokia varžyboms, bet kokiu atveju tai yra didžiulė šventė ir mes norime ją mėgautis. Primenu, kad tai yra Pasaulio taurė 2020 ir tai yra antroji rungtis, kuri yra pritupimai su burbulais. Svoris 300 kg. Kiek reikia, Žydrūnai, jum pritupt? Na, iš tikrųjų... Pražiopsojau, kas geriausiai pasirodė bešnekėdamas. Aivaras Šmaukštelis pritupė labai daug. 8 kartai buvo 2 vieta, o 1 vieta 12 ar 13 kartų. Tai mano tikslas 14 kartų, iš tikrųjų. Čia reikia net ir patį save nugalėti.
13 kartų, ar užteks, ar ne? Ir neužtenka, nes Aivaras, kiek suprantu, irgi 13 kartų pritūpė, tai pirmai vietai pritrūksta. Na, žiūrėkit, Latvijai pajėgus, tai vienas, tai kitas vis sugeba po kokį taškelį nugvelbti. Pirmoje rungtyje Dizis Zarinš, dabar Aivaras Šmaukštelis. Na, pasižiūrėkime rezultatą. Taip, ne, žiūrėkit, Aivaras Šmaukštelis 14 kartų. Žydrūnas Savickas 2, Zarinš visai neblogai keliauja 3 vietoje, Karolis Aleksandravičius šaunuolis 4, Islandas tik 5, Islandas niekaip neatsiskleidžia kol kas. Na, bet šiaip neblogai, visose rungtyse yra arti prizininkų ir manau, kad bendroje sumoje vis tik tai jisai gali pretenduoti į trejetuką. Žiūrėkit, koks trejetukas, kokia intriga. Žydrūnas Savickas pusę taško pirmauja prieš Latviją Aivaras Šmaukštelis, kuris praeitais metais buvo čempionas. Labai norim lietuviai to revanšo gražaus. Dizis Zarinš 3 irgi tik per 1 tašką nuo lyderio. O kasgi čia su tom paskutiniam vietom? Yra užsieniečių, kurie nei vienoje, nei kitoje rungtyje taškų nepelnė. Na, Norvegijos sportininkai nėra tokie pajėgūs šiuo metu, o kanadietis sportininkas yra protokolose, bet jo neleido įvykti į Lietuvą mūsų valdininkai, tai būna ir tokių dalykų. Neįleido dėl kokių priežasčių, jeigu apie tai galima šnekėti? Nežinau, sunku paaiškinti, tai manau, kad Žodžiu, užstrigo biurokratiniuose gniaužtuose. Jo, kažkas iš biurokratų nelabai buvo Galiūnų fanas. Bet ne dėl sveikatos? Ne, sportininkas atskrido, pabuvo Lietuvos oro uoste ir grįžo į namus. Ai, netgi atskridęs buvo? Taip, iš tikrųjų buvo pažadėta, kad įleis, bet po to kažkas persigalvojo ministerijos sporto. O kaip paaiškinote tam svečiui mūsų? Na, biurokratų yra visose šalyse, tai žmonės supranta, kad biurokratai yra biurokratai. Na, apmaudus momentas. Taip, Ilja Kazov 30 sekundžių išlaikė, jam buvo sunkiau, 1 laikė. Na, va čia galime ir apžiūrėti tos Norvegus, ar ne, kurie kol kas dar nei vienoje rungtyje pelnė taškų. Norgardas, na, atrodo, kad netem pataikė, ar ne? Na, sportininkas jaunas. Per paskutinius metus priaugo 30 kg, sparčiai tobulėja, bet vis tiek dar nėra taip lengva varžyti su stipriausiais pasaulio galiūnais. Bet taip, aš jau čia aišku utriruoju šiek tiek, atrodo, paimtume iš žiūrovų tarpo galiūną gal geriau, nei Tomas sužibėtų. Žiūrovų, tai ką žiūrė nuo žemės pakeltas svoris. Na, irgi teisybė. Bet šiaip vis tiek. Ką jau atsiunčia šalis, tą mes jau ir priimame. Akivaizdu, kad ten ne jo diena. Taip, o Friedrichas Haigelandas 24 sekundės 38, tai yra kol kas iš 3 pasirodžiusiųjų antras rezultatas. Toksai, na, o čia Lalas ir Repšys, Dainius Repšys ir vienas iš brolių. Lalas, čia įdomi kova, pasižiūrėt, labai gerai parinkti abudu galiūnai ir žiūrime, kaip jiems seksis. Mantas Lalas prieš savaitę labai puikiai pasirodė Savickas Classic varžybose, kur užėmė aukštą 2 vietą ir laimėjo prieš Dizį Zarinš. Tai iš tikrųjų šiandien nebus taip lengva, nes matome, kad tiek Dizis, tiek Aivaras Šmaukštelis yra labai geroj sportiniai formai. Na, Lalas 30 sekundžių išlaikė. Pažiūrėsim, ar tik nebus geriausias rezultatas iki šiol, bet taip, Repšys 36. Dainis pademonstruoja tikrai aukštą rezultatą. Čia jau toks link prizininkų šioje rungtyje. Ne, Mantas 28. Tai kol kas 3 dabar, jeigu su Dainiaus Repšiu rezultatas. O Dainius šauna į viršų 37-51 ir jis tampa šios rungties lyderiu ir kitiems, kaip sakė Žydrūnas, reikės labai rimtai pasistengti, kad pavyktų aplenkti Dainių Repšį. Ir Skikui tai yra puikus šansas pasirodyti dabar jau ir tarptautiniai bendruomeniai. Taip, tikrai sportininkas turėjo puikų sezoną, visose varžybose užėminė aukštas vietas, finale užėmė 4 vietą, kaip sakoma, visai šalia liko prizininkų pakilos, tai manau, kad jau sekantis tikslai yra ateityje jau užlipti Lietuvos čempionate ant prizininkų pakilos. Ar mes galim sakyti, kad Skikas yra, na, tarsi šių metų toks atradimas?
Na, negalim taip visiškai sakyti, nes sportininkas jau daug metų dalyvauja, bet tikrai geriausias jo sezonas šis. O Islandas Repšio neaplenkė. Saulius Kikas 29, irgi neblogas rezultatas, net geresnis nei Manto Lalo. Na, o Islandas prie 37 sekundžių artėjo, bet pritrūko. 35-76, kol kas tai yra antras geriausias rezultatas, lengviau atsikvėpė ir Dainius Repšys. Reikėtų Islandui taškų, nes kažkaip... Taip, taškai tikrai bus svarbus, nes kova lentelės viršuje tikrai yra įtempta, labai nedidelį skirtumai, pusė taško, taškas, taigi kiekvienas taškas čia yra labai svarbus. Aš taip pagalvojau, kaip laikas bėga. Karolis Aleksandravičius 2016 metais buvo vis tituluojamas kylanti Lietuvos jėgos trikovės žvaigždė, ar ne? Jam buvo 24 metai, dabar 28 metai. Jis jau tikra žvaigždė Galiūnų sporto. Varžosi kaip lygų su lygiais su visais. Taip, sportininkas šiais metais taip pat užėmė 3 vietą Lietuvos Galiūnų čempionate, su manimi Europos taurėje komandomis laimėjo 1 vietą. Komanda Lietuvos papildė varžybose tiek Baltijos čempionate, tiek mače su Latvija ir tikrai sustiprėjo lyginant su pernai metais. Taip ir toliau tokiu ritmu. Beje, Žydrūnai, paties labai noriu paklausti, ne pirmas varžybas matau jūsų puikią optimalią formą, jau išsiaiškinome, kad esat geros formos, tas atokvėpis padėjo, bet su tokia forma, kai skinate vieną titulą po kito, kas horizonte kokios varžybos? Per daug varžybų nėra, nes vis tik tai sezonas daugmaž baigėsi visam pasaulyje. Bet ar neapmaudu, kad atrodytų kalnus gali dabar nuversti? Galima, bet nieko dar bus gal tų sezonų. Bus vasara, vėl bus varžybos, o gal ir pavasarį bus varžybos. Žiūrėsim, pagyvensim, pamatysim. Gal kažkokį pasaulio rekordą reikės pagerinti tame turnyre, kuriame aš pats teisėjauju tuo internetiniu būdu. Žiūrėsim, sportas keičiasi irgi su visa mūsų dabartinė situacija. Ir irgi tampa nuotolinis. Taip, nuotolinis teisėjavimas mano yra dabar antroji specialybė. Fantastika, kas galėjo pagalvoti, ar ne? Gerai, Aivar Šmaukštelis rodo trečią rezultatą, taip, suabejoju. O Žydrūnas Savickas, jam reikėjo geriau nei 37 ir jis tą padarė. 41 sekundė, 14 šimtųjų, panašu, kad galėjo dar ilgiau laikyti. Taip, galėjau, bet čia tokios varžybos, kur jau reikia taupyti jėgas. Taip, nors vienoje rungtynėje reiks su niekuo taškais dalinti. Žydrūnas Savickas 1 vieta, Dainius Repšys šaunuolis, fantastiškas rezultatas. Islandas irgi pagriebė iš savo persekiotojų taškų. Šmaukštelis 4, Kikas šaunuolis, Lalas Aleksandravičius, o Dizis Zarinš atrodo vienoje rungtyje atidavė visas jėgas. Taip, po 3 rungčių keliaujame į estafetės rungtį, o čia jau jėgų tikrai prireiks mūsų galiūnams. Labai sunki rungtis, tikrai tokia kombinuota. Aš pats nesu tokias matęs rungties dar. Reikia 4 kartus atkelti 310 kg svorį, po to užkelti 4 kartai, ar ne? Dvi didelės grandinės, kurios sveria po 100 kg, yra labai nepatogios. Ir po to dar 4 kartus iškelti 140 kg sverinti rastą. Tai tokia labai universali estafetė, kurioje reikia ir daug jėgos, ir ištvermės reikia, ir labai skirtingi veiksmai. Kaip sakoma, tokia rungtis galėtų vadintis nei rankyčių, nei kojyčių, ar ne? Taip, iš tikrųjų veikti šią užduotį iki galo bus tikrai nelengva visiems sportininkams. Bet jūs gerai pastebėjote, jeigu per savo karjerą nematė tokios rungties, tai daugeliui čia tokia naujiena, ar ne? Be abejo, čia tokias rungties visi pirmą kartą pamatėm tas grandinės varžybose
Ir buvo toks kaip siurprizas. Aiktelimas. Visi apžiūrinėjom prieš varžybas, kaip čia už kur paimti ir kiekvienam buvo naujas dalykas. Nu, bet žiūrėkit, turime jau sportininką, kuris įveikė, tik tai dabar mums labai jau įdomu būtų pamatyti rezultatą. Taip, jau jėgų pareikalavo. Rezultatas 1 minutė 8 sekundės. Tai žiūrėsime į visus kitus, kaip jiems seksis. Dizis Zarinš. Šiaip po 2 rungčių jis pateko į trejetuką. Šmaukštelis, Zarinš ir Žydrūnas Savickas. Kiekvienam iš jų labai svarbus, kadangi ten atotrukis buvo pusė taškas, labai svarbus yra kiekvienas taškas. Aivar Šmaukštelis. Pirmoje rungtyje jisai apsiuostė, nelabai jam ten ta pirma rungtis gerai nusisekė, antroje jau driokstelėjo ir su kiekviena rungtim suprantam, kad tai yra pavojingas varžovas. Bet kam? Na taip, tikrai sportininkas yra labai stiprus ir turi stiprių pusių visose rungtyse. Tikrai nėra tokios rungties, kuris būtų silpnas. Beje, Latviai, na, jau esam apšnekėję tikrai, ar jiem čia bendradarbiavimas su Lietuvos galiūnais padarė tokį gerą paslaugą. Vis labiau ir labiau plaukia į tarptautinius vandenis ir jų pavardės mes vis garsiau ir garsiau sakome. Ar jie patys yra iš tų, kurie organizuoja tokias varžybas kaip mes? Šiais metais nedaug varžybų vyko, bet Latvijoje yra vykę labai dideli turnyrai. Tokių, kokių ir Lietuvoje nėra vykę, bet aišku, tai vyko ankstesniais metais. Dabar Latvijai nevyksta tokie dideli turnyrai, bet patys Latvijai yra stiprus ir jie važiuoja ir dominuoja Čempionų lygoje ir kitose tarptautinės turnyruose. Tai jeigu organizuojami tie turnyrai, tai akivaizdu, kad yra ir poreikis iš žiūrovų tokius turnyrus matyti, ar ne? Taip. Na taip, ten, kur pergalės, ten yra ir žiūrovų, ten yra ir susidomėjimas. Dėl to toks didelis galiūnų gerbėjų būrys. Na, o čia Islandas. Kaip vertinat jo pasirodymą po 3 rungčių? Neblogai. Aš manau, kad vis tik tai jisai pasistengs kovoti ir patekti į prizininkų trejetą. Ir tikrai sportininkai išsiskiria 4, tai aš, Aivaras Šmaukštelis, Dizis Zarinš ir Islandijos galiūnas, kurie kovoja dėl tų 3 prizinių vietų. Na, po 2-3 rungčių jis buvo 4, bet matome, kad su kiekviena rungtim ar ta aklimatizacija gerai suveikė, ar apsiuostė jau šiuose varžybose, rezultatai vis gerėja ir akise kibirkštėlės dega. Tai panašu, kad grįžta į kovą dėl trejetuko, patekimo į trejetuką. Na, prieš tai buvusi rungtis Dizis Zarinš nelabai pasisekė, 9, o jam pasisekė, tai dabar sportininkas pagal mano skaičiavimas jau yra trejetuke, tai bandys tą vietą išlaikyti, o Dizui reikės jau pasistengti, kad susigrąžinti pozicijas. Bet taip gerai Islandas pradėjo šią rungtį, o čia jau laikė užbuksavo ir panašu, kad net ir neįveikė visos rungtys. Na, rungtis tikrai, kuri trunka virš minutės, kiekvienam galiūnui yra pakankamai sunki ir neužteko jėgų iki galo. Ir beje, tokių vaizdų, man atrodo, pamatysime vis daugiau ir daugiau iš šių varžybų pabaigą, kai neatlaiko spaudimo. Taip, na, žiūrėkime, Žydrūnui Savickui, aišku, yra tik viena vieta pirmoji, o rezultatas, jeigu jis nori būti pirmas, turi būti pasiektas, visa estafetė įveikta greičiau nei per minutę 8, atrodo, ar ne? Taip, turėčiau greičiau padaryti. Kol kas pradžia labai nebloga. Turbūt dar reikėjo paieškoti tokių grandinių, kad gauti. Irgi nedažnas vaizdelis, kai Žydrūnui Savickui plyšta marškinėlė, esam įpratę, kad brusokas jo susiplėšo arba Blekaitis meta į žiūrovus. Prietaisas gan pasirodė aštrus. Gerai, kad marškinėliai suplyšo, nesusižeidžiau. Na taip. Dar gerai, kad be traumų ir kiek lieka dar rezervo šiek tiek yra. Ir paskutinis kartas, jeigu Žydrūnas iškelia, pirma vieta čia garantuota, taip, atrodo viskas gerai, bravo. Na, matos, teko paplušėti šioje rungtyje. Taip, teko paplušėti, nes Aivaras Šmaukštelis uždavė tikrai didelį tempą ir man jau nebuvo kur trauktis. Ir jį aplenkiau berods 1 sekundę, toj pamatysim rezultatus. 1 sekundė, taip. Šmaukštelį buvau
pamiršęs, jisai irgi labai neblogą rezultatą pademonstravo. Na, va dabar norėtųsi ir lentelę pamatyti, taip estafetėje Žydrūnas pirmas, Aivar Šmaukštelis antras, Dizis Zarinis. Kažkaip man jo rezultatas buvo įstrigęs, minutė 8. Islandas vis 4 laikosi, vėliau lietuvių būrys. Na ir jau norėtųsi bendrą lentelę pamatyti, nes ten, kaip suprantu, kova verda kaip turi būti. Taip, po 4 rungčių Žydrūnas atsiplėšė 4,5 taško, antras Šmaukštelis irgi gan jaukiai įsitaisė. Islandas 3, bet Latvis jam alsuoja į nugarą, atsilikdamas tik 0,5 taško. Ar yra dar šansų mūsiškiams kilstelti viršų? Na, Dainius Repšys turi teorinį šansą. Teorinių taip. Lieka dar 2 rungtys. Taip, padangos laikymo rungtis. Dar kaip jinai ten vadinama? Krucifiksas. Krucifiksas, nukryžiuotasis. Taip, krucifikso rungtis. Ir žiūrim, Islandui ši rungtis labai svarbi, nes jisai yra 3 ir, kaip minėjau, čia jau atkreipkime dėmesį ir į Islandą, ir į abudu latvius. Jiems tai yra labai svarbu. Na ir aišku klausimas, ar Žydrūnai pavyks išlaikyti 4,5 taško pranašumą, o ar pavyks Dainiui Repšiui panaikinti 5,5 taškų skirtumą. Tai Repšys irgi žiūri į šios pasirodymus. Na, neburkim. Žiūrėkim ir pamatysime Islando atskaitos tašką ir tada jau galėsime lyginti su kitais. Beje, kol turime šiek tiek laiko, Žydrūnai, kaip atrodo tas nuotolinis teisėjavimas? Man vis vaizduoti kirba. Varžybos vyksta, jos yra filmuojamos, jūs sėdite prie kompiuterio. Na, taip, varžybos vyksta, pavyzdžiui, vienas sportininkas yra Kanadoje, vienas Ukrainoje ir tie sportininkai varžosi. Na gerai, bet jūs, pavyzdžiui, matot, kad rankos per daug iškeltos ar per daug išsidėtos? Taip, aš viską matau, aš naudoju Zoomą ir vyksta teisėjimas per Zoomą ir aš duodu komandas. Sportininkai turi viską atlikti taip, kaip priklauso. Šiek tiek yra vis tik pavėlavimas kažkokios pusę sekundės. Tai sportininkui reikia išlaikyti svorį truputį ilgiau negu paprastose varžybose. Tai nėra lengviau, bet privalumas yra tai, kad jie naudoja savo įrangą, su kuria treniruojasi. Yra savo sporto salėje. Tai vyksta įvairiose vietose. Vienas sportininkas savo garaže sportuoja, kur yra labai griežtos karantino sąlygos, kur žmonės ten negali išeiti į gatvę. Kiti sporto kažkokioje salėje dalyvauja varžybose labai įvairiai. Gerai, o yra galimybių pamatyti tas varžybas internetu, ko gero? Taip, internetu žmonės tikrai gali jas rasti. World Ultimate Strongman. Susiraskite, ir ten bus visos nuorodos. Amerikoje transliuojama per vieną didžiausių sporto televizijų, ESPN. Tai tikrai daug internetinių televizijų rodo ir galima rasti tas varžybas. Tikrai įdomu yra. O lietuviai dalyvauja? Nedalyvauja kol kas. Dar neišdrįso. Žiūrėsim. Iš tikrųjų, ten tų sportininkų nėra toks didelis ratas, bet sezonas dabar yra tas antrasis vadinamasis, rudeninis, bet manau, kad pavasarį bus dar daugiau tų varžybų. Tai pakankamai toks įdomus patyrimas tiek sportininkams. Na bent jau kaip pasakoja, tikrai užsinorėjom pamatyti tokias varžybas. Dizis Zarinis, turime naują lyderį, jis aplenkė Islandą, jeigu neklystu. 56 sekundės, Islando, jeigu man atrodo 55 buvo. Aivar Šmaukštelis. Na, tarp Islandijos sportininko ir Dizio Zarinis tikrai vyksta įtempta kova. Kas papuls į prizininkus, manau, kad Aivarui ir man bus lengviau vis tik tai jau papulti pirmą, antrą vietą. Na, nebėra tokio spaudimo, ar ne? Tikrai įtempta kova. Aivaras Šmaukštelis. Kol kas laikos atskaitos taškas, mums svarbiausia iki 50 sekundžių išlaikyti, o tada jau prasideda pats įdomumas. Tai dabar bandau jau žiūrėti į turnyrinę lentelę. Islandas buvo 3, 0,5 taško pirmavo prieš Dizį Zarinis. Dabar Dizis jau sekundę ilgiau, taip išlaikė. Tai galbūt Dizis Zarinis jau keliausia į 3 vietą. Na jau riaumoja Latvis. Taip, 50 sekundžių jis įveikė, bet tai nėra tas rezultatas, kurio jis būtų patenkintas. Prieš tai 2 buvę sportininkai už jį pasirodė geriau.
Aivaras Šmaukštelis. Grįšime į Galiūnų ringą po trumpos pertraukėlės. Sveiki atvykę į Kauną, sveiki sugrįžę į tarptautinės Galiūnų varžybas, pasaulio taurė 2020, susidomėjimas didžiulis. Beje, apie šias varžybas, kuriuose jėgą demonstruoja ne tik stipriausias pasaulio žmogus Žydrūnas Savickas, bet ir labai pajėgus varžovai iš užsienio. Latviai čia kovos duoda geros, Islandą turime, bet kiek žinau, kad išvakarėse ne tik tai kanadiečio neįleidimas į varžybas, kaip organizacinis rūpestis buvo. Jums ten daug rūpesčių buvo, bet vis tik pavyko surinkti pajėgę komandą. Taip, iš tikrųjų rūpesčių buvo, nes tuo metu Lietuvoje dar palygint buvo tų mažai susirgymų, bet iš užsienio šalių jau reikėjo sportininkam atlikti korona testus, su jais atvykti į Lietuvą, gauti leidimus sportininkams iš viešbučio nuvykti į varžybas, po to iš viešbučio nuvykti į oro uostą, vėl iš tikrųjų daug labai. Bet atlaikėte ir mes matom tai, ką matom, už tai jums labai norim labai padėkoti. Atrodo nematomas darbas, bet vis tiek reikėjo paplušėti, kad žiūrovai pamatytų tokį vaizdą. O čia vėlgi įdomi situacija. Žydrūnas Savickas 55-35. Na, Dizis Zariņš, jeigu neklystu, pirmas. Islandas antras. Pažiūrėkit, koks skirtumas mažas. Žydrūnas Savickas trečias. Repšys pasinaudoja situaciją ketvirtas. Mlalas penktas. Aivaras šeštas. Na ir prieš paskutinę rungtį turnyrinė lentelė, man atrodo, dar įdomesnė tampa. Žiūrim. Dizis Zariņš grįžta į trečiąją vietą, ne tik grįžta į trečiąją vietą, bet jis skiria nuo antros vietos viso labo 1,5 taško. Islandas taip pat žvelgia į antrą, o galbūt į trečią, o galbūt netgi į antrą vietą. Na, su liūdėsiu reiktų pasakyti, kad Dainiui Repšiui ko gero jau nepavyks į trejetuką patekti. Taip, jau turėtų labai laimėti reikia rungti ir kad vienas iš sportininkų visiškai gautų nulį praktiškai šioje rungtyje, kas yra nelabai įmanoma. Taip, paskutinė rungtis, maišų mėtymas į aukštį, viskas laikas duotas, Saulius Kikas apsižiūrėjo, labai gera pradžia, ten dar 2 sekundės kažkaip uždėlsiais pradėti, bet kai pradėjo, tai gražu žiūrėti. Šaunuolis, bravo, Saulius Kikas, geras rezultatas, paskutinė rungtis ir Saulius Brusokas jį pasveikina. 14 ir 26, geras rezultatas, ar ne? Tikrai geras. Manau, kad šioje rungtyje įmanoma per 11-12 sekundžių sumesti, bet 14 tai jau garantuoja labai aukštą vietą. Na, o čia Karolis Aleksandravičius. Ar tiesa, kad Karolis turi labai tokias gražias tatuiruotes ir ant nugaros, ir ant pilvo? Taip, turi su Lietuvos simbolika. Tai nugaroje Lietuvos kontūrai, Vytis, Gediminaičio stulpai, o prieki kažkas su žemaitiškais motyvais, kiek teko skaityti. Gal Žemaitijos gerbas? Žemaitijos gerbas. Taip, Karolis Aleksandravičius su šypsena, jisai irgi dalyvauja šiuose varžybose ir rezultatas gal netoks, kuris labai jau čia būtų geras, ar ne? Na, bet įveikti visi maišai, tai irgi nėra blogai, nes matėme kai kuriuose varžybose Karolis užstrigdavo su 5. Tai, aišku, laikas būtų geresnis būtų. Mantui Lalui labai šita rungtis dėkinga ir jeigu darys be klaidų, tai turėtų padaryti labai aukštą rezultatą. Ir meta. Ir dėja, klaida. Tokią panašią klaidą jisai padarė Panevėžyje prieš savaitę. Tempas buvo labai geras, bet ta klaida kainavo daug. O šį kartą 2 netgi klaidos. Tai tikrai ne jo diena šiandien. Na, ne jo diena ir akivaizdu, kad tokie dalykai išmuša Galiūną. Gal gerai, kad ne pirma rungtis tokia. Na taip, pirma rungtis tai būtų tikrai išmušę iš vėžių visai.
Mantas Lalas, mėgiama rungtis, bet kartais matot, net ir mėgiamuose rungtise atsitinka štai tokie dalykai. Na, čia ne tos varžybos, kur dėl 1, 2, 3 vietos Mantas, tai sakykim taip, dar viena patirtis į jo patirčių bagažą. O va štai Dainius Repšys yra 5. Tai gal ir galim slapčia pasvajoti, kad labai gerai susiklosti ši rungtis, o kitiem nesusiklostys, bet Dainius Repšys, kas nuo jo priklausė, tą padarė. Taip ir pats patenkintas. Taip, geras rezultatas. 14 sekundžių, 51/100. Ar pirmas ar antras jisai? Kažkas jau... Labai panašus į Sauliaus Škiko rezultatą. O dabar, gerbėmieji, prasideda pats įdomumas. Islandas... Kelintas? 3? Islandas dabar užima 3 vietą ir labai svarbu, nes juos skiria tik pusę taško nuo Dizio Zarinč. Ir jeigu nebus jokių klaidų... Čia dėl 3/4. Islandas 4. Islandas 4. Ir pusę taško atsilieka nuo Dizio Zarinč. Taip, nuo savęs, kas priklausė, jis padarė, kiek turi? Na, ką pasakys... 13, 14, kiek? 16. Na, gal ir ne pats geriausias rezultatas. Ir dabar jau viskas priklausys nuo Dizio Zarinč, kaip jam pavyks. Viskas jo rankose. Bet Dizis Zarinč, ko gero, dar sprendžia ir kitą dalyką. Būt greitesniam nei 16 ir dar pasvajot galima ir apie 2 vietą. Jo, pasvajot galima, bet Aivar Šmaukštelis šioje rungtyje yra labai stiprus, tai turėtų Dizis Zarinč jau rizikuodamas viską daryti. Su Zarinč viskas gerai, bet jis atrodė pirmimai iš... Pakankamai lėti metimai ir netgi yra klaida. Tai šita klaida jau kainuoja jam kovą dėl ir 2 ir 3 vietos, tai dabar lieka baigti varžybas ir lieka 4 šį kartą. Kažkaip labai matėsi, tie pirmieji metimai buvo ir per lėti, ir tokie neužtikrinti. Ojejai, tai Islandas su tai 16 sekundė, su tom 16 sekundžių drąsiai gali 3 vietoje įsitaisyti. Dabar labai įdomu nuo Šmaukštelio. Štai ir jis. Šmaukštelį Žydrūno jau nebepavys, bet tiesiog reikia dabar ramiai sumėtyti visus maišus ir nepadaryti klaidų. Oi, atrodo tikrai, kad čia rezervas milžiniškas. Taip, ir labai greitas tempas. Neįtikėtina, 12 sekundžių. Va čia yra žvėris. Rimtas pareiškimas. Jeigu nebūtumėt prieš tai buvusiose rungtyse 11 sekundžių 69, fantastika. Jeigu nebūtumėt atsiplėšęs nuo Aivaro, čia jau dabar būtų tokia įtampa. Taip, reikėtų daryti jau viską maksimaliu greičiu darant, galima ir klaida. Klaidų tikimybė didesnė. Na, žiūrime, Žydrūnas Savickas, skambant Euroviziniai mūsų dainai. 1, 2. Panašu, kad Šmaukštelio neaplenksim. Na, tikslas ir nebuvo, svarbu padaryti neblogą rezultatą, be jokių rizikų. Tas ir pavyko. Bravo. Žydrūnas Savickas, dar vienas varžybos, kuriuose jisai tampa čempionu. 16 kartų Lietuvos čempionas, girdėjote. Matėt šias varžybas, kai Žydrūnas tapo čempionu BTV televizijos eteryje. 17 sekundžių 24/100. Taip, Aivar Šmaukštelis čia tikrai buvo nepralenkiamas. Saulius Kikas puikiai pasirodė. Dainius Repšys, Islandas 4, Žydrūnas 5. Na ir dabar Dizis Zarinč 7 ir daug taškų jisai prarado ir taip nulėmė kovą dėl 3 vietos. Tai 1 lietuvis, 2 Latvis Šmaukštelis ir 3 Islandas. Kiek čia? 3,5 taško Žydrūnas aplenkė Latvį ir atima iš jo čempiono titulą čia Kaune. Primenu, kad Latvis triumfavo 2019 metais. Islandas bijojom jo, anonsavom, kad stiprus Islandas atvyksta, jisai 3, 4 Dizis Zarinč. Gražios varžybos ir jau vien tuo jos yra nuostabios, kad mes pamatome ir sportininkus iš viso pasaulio.
Taip, iš tikrųjų, mūsų Lietuvoje vykusios varžybos šios svarbiausias buvo šiais metais ir sezonas baigėsi tikrai gražiomis varžybomis ir gražia pergalė. Tai norim padėkoti visiems BTV televizijos sporto aistruoliams, Galiūnų sporto gerbėjams, kad visą šį sezoną buvote kartu su mumis. Ypatingai norime padėkoti Žydrūnui Savickui, ne tik už puikius pasirodymus varžybose Galiūnų, bet ir už labai įdomius komentarus, į atkreipimą dėmesio į tokias detalės ir niuansus, apie kuriuos mes net negalėjome pagalvoti. Tai padeda mums Galiūnų sportą suvokti dar subtiliau. Nuo to varžybos tik tai tampa įdomesnės ir žinau, kad jūs esate vienas iš organizatorių, jei ne pagrindinis tokių varžybų. Ačiū Jums, kad net ir šiuo sudėtingu laikotarpiu sugebate organizuoti tokias varžybas kartu su savo komanda. O čia matote čempioniškas pasirodymo akimirkas. Ačiū Jums visiems, likit su BTV, mylėkite Galiūnų sportą. Iki kitų susitikimų.